Partija švęsdama 10-ąjį partijos kongresą, tai savotiškas yra kaip ir simbolis, rodantis, kad jeigu jauna politinė organizacija arba bet kokia kita organizacija išgyvena 10 metų, tai dažniausiai ir toliau jinai tęsia savo karjerą, tęsia savo veiklą ir dalyvauja ne tik tais valstybės politiniam valdyme, bet gali prisidėti ir pačios ES valdyme, priimant vieną ar kitą sprendimą reikšmingą Lietuvai. Tai tikiuosi, kad partija atsigręžus į jaunus žmonės, į jaunus specialistus, tą dalyką įgyvendins ir ateinantis 4-5 metai parodys, ko mes esame verti ir darnus, bendras, vieningas darbas duos mums teigiamų rezultatų. Tai ko gero visus reikėtų pasveikinti tiek partiečius, tiek jaunimo lygos atstovus bei narius su 10-ojo partijos kongreso suvažiavimu. Ateina metas, kai renkiesi draugą, ne dėl gražiai jo giedamos giesmės, kai apmąstai, kas jau įvyko daugą, įvertindamas viską iš esmės. Partijos Tvarka ir Teisingumas Alytaus skyriaus jaunimo lyga sveikina su 10-ųjų jubiliejiniu kongresu. Iš tikrųjų džiaugiuosi galėdamas jūs pasveikinti jaunimo lygos vardu, kaip vienas iš Remigijaus Žemaitaičio pavaduotojų, ir noriu padėkoti už tai, kad per tą 10 metų, kuriuos aš jau kartu su jumis, leidote išaugti man ir kitiem jauniem mūsų partijos nariam į tarybos narius, į Seimo narius, ir iš tikrųjų džiaugiuosi, kad mes augam, didėjam, plečiamės ir ačiū už visokeriopą paramą. Dėkui. Gal šis nelauktas, neprašytas metas, ilgai laukta, graži žmogaus branda. Ateina metas, kai renkiesi draugą, ne dėl gražiai jo giedamos giesmės, kai apmąstai, kas jau įvyko daugą, įvertindamas viską iš esmės. Ateina metas, kai renkiesi draugą, ne dėl gražiai. Sveikinu partiją Tvarka Teisingumas su jubiliejiniu kongresu, taip pat sveikinu ir partijos pirmininką Rolandą Paksą ir siunčiu linkėjimus iš Druskininkų, nuo partijos Tvarka Teisingumas Druskininkų skyriaus bei jaunimo lygos skyriaus. Konstitucija negali būti partinė, ji negali būti nei kairės, nei dešinės, nei politinio centro ar bet kurios kitos pakraipos. Pagrindinis įstatymas turi būti tautos konstitucija ir su visomis iš to išplaukiančių pasekmėmis. Aš neabejoju, kad naujos konstitucijos kūrimas ir įgyvendinimas gali tapti būtent tuo nacionaliniu projektu, kuris valstybė pagaliau atgręžtų į žmogų. Viskas prasideda nuo konstitucijos. Kartu su visa Lietuva kurkime visiems vienodai teisingą gerovės valstybę. Ir toliau eikime tvirtų žingsnių, kviesdami būrin tūkstančius ir 10 000 bendraminčių. Aukime mintimis ir siekiais, didžiuokimės savo nuveiktais gerais darbais ir kaupkime jėgas naujiems, priimdami nelengvus šiandienos iššūkius. Kai yra net tvirčiausi pamatai, kai suvoki, kad gyvenai ir klydai, tik dėl tiesos. Sveikinu partiją Tvarka ir Teisingumas su 10-ųjų jubiliejiniu kongresu nuo Varėnų skyriaus. Ačiū visiems partiečiams, ačiū, kad esam, ačiū, kad būsim, ačiū, kad gebame dirbti vardan Lietuvos. Ateina metas, kai renkiesi draugą, ne dėl gražiai jo giedamos giesmės, kai apmąstai, kas jau vyko daugą, įvertindamas viską iš esmės. Kaip jaunimo lygos atstovas norėčiau palinkėti ilgų metų partijai. Taip pat kviečiu prisijungti visus jaunus žmonės prie mūsų Tvarkos ir Teisingumo jaunimo lygos veiklos. Norėtume pasveikinti šito kongreso progą ne tik mūsų vadą, tai prezidentą Rolandą Paksą, bet ir pačią partiją. Tai yra bičiulių bendraminčių susirinkimas, į kurį visą laiką smagu sugrįžti, pabendrauti ir atsiminti tuos kontaktus, kuriuos turim. Pamatyti šiltas šypsenas, kurios veda ir tiesiog skatina mus įdėti į priekį, kurios padeda mums atrasti naujus tikslus ir jų siekti kryptingai.
Tai norėčiau palinkėti, kad neišklystume mes iš bendro kelio, kad mūsų kontaktai būtų tokie susijęti stipriais saitais. Kad neišmuštų mūsų priešininkai, bet jų taikoma strategija mus sustiprintų, suvienytų bendram judėjimui į priekį ir padarytų mus dar labiau artimesniais. Ateina metas, kai renkiesi draugą, ne dėl gražiai jo giedamos giesmės, kai apmąstai, kas jau įvyko daugą, įvertindamas. Norėčiau pasveikinti viso Prienų jaunimo skyriaus, jaunimo lygos, pačio partijos vardu, visą tokį gausų kolektyvą, kuris sudaro jau beveik 16 000 žmonių, kurie tikrai sąžiningai, tvirtai, ryžtingai dirba tam, kad Lietuvoje būtų tvarka ir būtų teisingumas. Sveikinu su to šauniu 10-mečiu. Nuo mūsų jaunimo lygos nuoširdus ačiū Jums už mūsų priežiūrą, už prieglobstį ir stiprybės Jums dar sykį, prezidentė. Ateina metas, kai renkiesi draugą, ne dėl gražiai jo giedamos giesmės.